Sveiki visi. Šiandien su manim yra kolega Eimantas iš Kauno Grūdų. Taip? Taip. Eimantas yra mėgėjas kulinaras, ar galiu taip vadinti? Galima, ar ne? Tai ką šiandien gaminsi? Tai šiandien bus augalinės kilmės jautienos burgeris. Niekada neteko pačiam paragauti, tai šiandien bus turbūt pirmas kartas, kada ir gaminsiu, ir paragausiu tokio tipo burgerį. Labai bus įdomu, neragavus ir aš. Tai pradedam, ar ne? Taip. Nuo ko pati pradžia? Ką mes turim daryti? Tai pradžiai, kad mums nereikėtų laukti, sumaišiau pieną su vandeniu, cukrų ir mėlėm, kad mėlės susiaktyvuotų ir pradėtų veikti. O čia bus bandelės? Čia bus bandelės, nes kiekvieno burgerio pradžia ir bazė arba esminis dalykas turbūt yra bandelė. Toliau jau eina, sakykime, mėsa arba šiuo atveju augalinis produktas ir Taip. Toliau tada visi ten pagardai, salotos, lapai, Daržovės ar ne, ir visa kita. Taip. Gerai, tai tada į šitą kombainą čia yra mėlės ir vanduo. Kiek čia yra tų mėlių ir kiek yra vandens? Vandens ir pieno mišinio yra, vandens yra 50 mg, pieno yra 80 mg Taip. ir apie 9 gramus sausų mėlių. Sausų mėlių. Galima naudoti ir presuotas, bet šiandien naudojam sausas. Aš manau, naudosiu iš karto jau nupirktas bandelės ir tikrai negaminsiu, bet tie, kas nori pasigaminti, puikia proga pabandyti. Tai taip, mėlės, pienas, vanduo, toliau eina turbūt miltai, ar ne? Taip. Tada eina miltai. Kiek čia yra miltų? 400 gramų miltų. Šį kartą naudojam ekstra Kauno Grūdų miltus, Tikrai taip? tai kitokių tai. Kitokių ir neįmanoma. Lengvai iš pirmo karto, su kuriais čia tikrai tos bandelės gausis. Ja. Tikėkimės Dabar ir įpilsiu dalį, pasimaišysim. kad geriau išsikočiotų tą tešlą, ar ne? Jeigu mes kombaino neturim, tai turėtumėm viską daryti rankomis. O, dūmai. Jau paruošiam tešlą, aišku, aš daugiausiai prie jos minkimo prisidėjau, ar ne? Ir mes dabar dėsime kiaušinius, ar ne? Taip. Tada čia yra cukrus ir miltai. Cukrus ir druska, taip, ir sviestas. Taip. Nu tai maišom. Okay. Beriam dabar kiaušinius, ar ne, ką tik subėrėm. Supylėm kiaušinius. Supylėm kiaušinius. Ir dabar beriam cukrų. Cukrų. Kiek čia cukraus yra? 50 gramų viso. Taip. Tada vienas arbatinis šaukštelis arba 5 gramai druskos ir apie 100 gramų kambario temperatūros sviesto. Taip. Išsimaišė mūsų tešla. Tikrai taip. Apie geras 10 minučių Taip. turime pagamintą tešlą, kurią perkelsim į indą tolimesniam kildinimuisi arba brandinimui. Taip. Reikėtų ją gal uždengti kažkokiu tai skudurėliu? Taip, atidedant reiktų pridengti arba maistinę plėvelę, arba tiesiog virtuvinių skudurėlių. Taip. Kiek čia bandelių iš šitos tešlos išeis, iš šito kiekio? Turėtų apie 6. 6 bandelės, ne? Turėtų, o kaip gausis mes nežinom. Bet bandelės įsikepęs. Taip. Bandelės įsikepęs. Čia nėra tas, kur atkartoju dabar interneto receptą. Išbandytas šitas, tai turėtų TikToko, veikti. ar ne? Nu, ja, sakykim, TikToko. Tai paliekam 10 minučių. Ne, dabar paliksim geroms 1,5–2 valandom. Taip. Vėliau Iškildysim. išsikildinusios tešlos suformuosim bandelės rutuliukus ir juos leisime dar apie pusvalandį pasikildinti. Tai procesas ilgokas, bet vertas laiko. Tešla iš dalies paruošta, susitiksim po poros valandų. Kągi, bandelės jau ruošiasi ir dabar mes perinam prie antros dalies burgerio gamyboje, ar ne? Tai yra mėsos paruošimas. Tikrai taip. Ar galėtum Indrė atplėšti? Aš galėčiau atplėšti ir mes gaminsim šį kartą, kaip ir minėjom, iš augalinės kilmės mėsos, ar ne? Ko mums čia reikės? Jautiena, ar ne? Ko mums čia reikės? Tai kadangi viskas lengvai iš pirmo karto, tai mums reikės mišinio, Taip. vandens 220 mg ir 60 ml aliejaus. Tai ką?
Tai pirmą pilam turbūt vandenį, ar ne? Tikrai tai. Tai tu pilk, aš maišysiu. Gerai. Išmaišom vandenį, ar ne? Ok, ir dabar aliejų. Vyktų kvapas koks geras. Geras kvapas. Tai ok, dabar gerai išmaišom ir atidėsim pusvalandukui atvėsti šaldytuvą. Ai, netgi taip. Bus lengviau formuoti burgerio paplotėlius, kad, kaip tu sakai, nesigautų kotletai po to. Katletai. Katlietai. Katletai. Tai tu man tai papasako, kaip dažnai gamini namuose. Praktiškai visada, kai tik tai galiu. Tai savaitgaliai, šventės. Savaitgalį ir šventės. Pusryčių, pietų ir vakarienės nedarai. Pusryčiai ir pietus. Dažniausiai pusryčiai tai būna sumuštiniai, pietus darbe, o vakarienės nevalgau, kūdinuosi. Bet šeimai gamini? Taip. Supratau. O koks patiekalas tavo pats toksai greičiausiai paruošiamas ir mylimiausias? Tai turbūt gal bus burgeris. Ai, burgeris. Mylimiausias, bet negreičiausiai paruošiamas, tai turbūt būtų šonkuliai rūkyti, o vienas iš greičiausias ir pats skaniausias, tai turbūt būtų jautienos steikas. Bet čia gal šitoj temui šiek tiek priešingybė, bet taip. Aš iš tikrųjų gaminau tavo įmestą receptą socialiniuose tinkluose, buvo kepti ant laužo. Aš čia dabar pasireklamuosiu, gerai, čia va kažkur tai čionais turėtų atsirasti Akunevičius Kitchen Instagramo, kažkur tai čia. Va čia aš radau receptą, kuris buvo virti burokėliai, apvolioti medumi ir aliejum bei karamelizuoti, kepti ant laužo. Čia tie, kur kainuoja nebrangiai, bet pavadini karamelizuotais arba dadedi kokią žudelę ir tada tampa brangus. Tai vertingi, ar ne? Prabangus. Nu, Indre, ar jau išmaišiai? Aš manyčiau, kad išmaišiau. Kaip kvapas? Nu, fantastika. Iš tikrųjų, tai tikrai nuostabiai kvepia. Karani. Mėsos kvapas, ar ne? Gal sakyčiau tokios kaip čorizo dešros net? Tikrai labai. Pagardinta čia jau ir visais prieskoniais ir nieko papildomų jums dėti nereikia. Kaip ir minėjom, vanduo ir aliejus. Čia, ir gamtoj galima ruošti. Ir lengvai iš pirmo karto? Ir lengvai iš pirmo karto, taip. Tai va, tai dabar atidėsim šiek tiek mišinį visam atvės, kad būtų lengviau formuoti ir kepti. Ir sugrįšime po trumpos pertraukėlės. Tęsėm mūsų laidą ir ką mes darom toliau? Tai, kaip ir minėjau, turim išbrandintą tešlą bandelę, ar ne? Galėtų man pabarstyti miltų. Pabarstysiu miltų daugiau, negailim ar ne, kad nepriliptų prie mūsų stalo. Tikrai taip. Ir ką dabar kočiuosi? Ne, dabar mes išsimesim. Ne, jau minkit nieko nereikės. Mes išsimesim. Ir paprastuoju būdu atsiskiriam apie 100 gramų rutuliukui. Aš, kadangi kepimo specialistas, tai iš akies maždaug. Jūs pasisverkit geriau. Indre, ar norėtum pabandyti suformuoti bandelę? Tai va. Darimas nekočiuojam, o traukiam ir į vidinę pusę ir lenkiam, sulenkiam, kad viskas būtų apačioj. Tada dedam ant žemės ir sukomoju judesiu. Oi, kaip gaunasi. Ir tiesiog lengvai paspaudžiam, kad nesigautų, kaip tu ten sakei, kotletas. Katletas. Va, puikiai. Labai gražiai, čia dabar tų bandelių išeis nemažai. Taip, tai toliau suformuotus rutuliukus dedame į skardą, pridengsime rankšluošiu, leisim apie pusvalandį valandą pasikildinti, aptepsime kiaušinio palakiniu ir į orkaitę 18 minučių prie 200 laipsnių. Gerai, kep. Tai mes jau galim, ar ne, pradėti pasakoti apie visą procesą, ką padarėm, ar ne, tai iškeptos labai skanios bandelės. Brašė. Ir jos yra truputėlį pagrūzdintos, taip? Tikrai taip. Ant griliaus. Perpjautos ir... Perpjautos. Tada yra mūsų veganiška mėsa. Ne? O kas? Mūsų augalinės kilmės. Augalinės kilmės mėsa.
Pomidorai, svogūniukai ir salota. Čia turim padažą ir kas čia yra tam padaže sumaišyta? Tai Aš turbūt ar ne? Tai geriausias padažas yra paprasčiausias padažas, tai iš esmės čia yra majonezas, dėl aštrumo siračio padažas, česnakai, česnakų granulės ir laimo sultis. Ne per daug čia pridėjau. Nu, kaip sako, padažas dar niekam nepatrukdė. Ir Toliau dedam po lapą. Taip. Dėk irgi. Dedam tokį cikt. Dedam po tą lapą. Dedam po pomidorą. Taip. Svogūnai raudonieji, kad Ant nebūtų viršaus tokie galima aštrūs, arba nuo ar ne? pačios, kaip tu nori. Tai va taip aš uždėjau. Ant šitą. Tada uždedam mūsų mėsytę. Aš dėsiu svogūną po to, gerai? Gerai, jeigu tu ne prieš. Gerai. O ant bandelės kitos pusės dar dėti to padažo? Lygiai taip pat dedam Nepagailim, padažo, ar ne? tik tai aš užsidėsiu savo daugiau svogūnų. Taip. Nes vis tiek jau vakaras, tai galima leisti savo daugiau svogūnėlių, česnakėlių. Vitaminas C, taip? Nu, tebūnie. Tai, nepakuklinai. Nepakuklinai. Gerai, dabar gerai. Ir tik uždėdama nespausk, apversk, uždėk, tik nespausk. Nu tai, čikšt. O. Nu puikiai, atrodo tai labai gražiai. Volia. Nu kaip? Kaip jautiena? Labai gerai. Labai gerai. Duok tą savo majonezinę ranką. Lengvai iš pirmo karto.